Sveiki visi. Paskutinė šio sezono, politinio sezono savaitė Briuselyje. Šitie visi koridoriai ištuštės iki rugsėjo. Ir šią komitetų darbo savaitę Briuselyje turėjau susitikimų su Rusijos opozicijos žmonėmis. Taip sutapo, kad apie Rusiją kalbėjausi su keletu kolegų. Tad ir šitame paskutinėme iki rugsėjo savo įraše jums nutariau pabandyti paaiškinti tokį sudėtingą klausimą. Paaiškinti savo įsitikinimą, kodėl Lietuvoje ir daug kur kitur, skaitant beje ir Ukrainą, toks matymas, vyrauja matymas, jog Rusija niekada nebus kitokia. Ir kodėl toks matymas yra žalingas mums patiems, mūsų ateičiai netgi sakyčiau. Visi žinot mano požiūrį į Putino Rusiją, į sovietmetį, į nuolatinės grėsmes, mūsų tautos egzistencijai. Rusija buvo esminis saugumo faktorius, klausimas per visą mano darbą politikoje. Dar dirbdama NATO parlamentinėje asamblėjoje, kai buvau Seimo narė, supratau, kad su vakariečiais kalbantis apie Putino Rusiją kažkas ne taip yra, galbūt ir iš mūsų pusės mes visiškai nesusišnekam. Juk pripažinkim, mūsų perspėjimai, kad bendradarbiavimas su Putinu yra strateginė klaida, nesuveikia. Aš netgi jaučiuosi kalta dėl to, kad tiek daug kalbėjusi vis dėlto nesugebėjau įtikinti savo kolegų vakaruose. Aišku, Kremliaus propaganda dirbo išsijuosusi ir jiems pavyko mus padaryti neva tokiais rusofobais, užklijuoti etiketės, kad mes sergam dėl patirtų istorinių traumų ir panašiai, ir dėl to mūsų nelabai ir klausydavosi jau į pabaigą. Į pabaigą prieš 2014 metus, o netgi ir po to. Aš jaučiau, kad mūsų žodžiai atsimuša lyg žirniai į sieną. Visi žinojo, ką pasakys tie Baltikai ar Lenkai. Ieškojau pati savo atsakymo, kur ta nesusikalbėjimo su vakariečiais esmė. Taip, bendrai imant, vakarų politika Rusijos atžvilgių iki šito plataus masto karo lėmė ekonominis, pragmatinis, pigių dujų faktorius. Jis buvo labai svarbus, bene svarbiausias. Tačiau sluoksniuose, kur man teko dirbti, buvo ne verslo žmonės, o politikos ekspertai, parlamentarai, tie, kurie tikrai turėjo platų akiratį į pasaulį. Ir aš supratau, kad nepakanka tik aštrios kritikos Putino režimo atžvilgiu, reikia pradėti kalbėti kiek kitaip. Reikia pradėti kalbėti apie tai, kas iš tikrųjų svarbu, apie ilgalaikius dalykus. Reikia strategijos Rusijos atžvilgiu. Ir tuomet supratau, kad yra ne tik ekonominė, bet ir toks klausimas. Rusijos kaip amžiams pasmerktos būti tokia, kokia yra dabar, pavojingos, imperinės, agresyvios valstybės problema. Tai yra mūsų suvokimo vakaruose jos problema. Tai yra Rusijai net nekeliama jokių reikalavimų tapti kitokia. Juk prisiminkim trumpai, kas vyko jau Putino laikais. Suniokota Čečėnija nurijo vakarai. Buvo pradėti žudyti žurnalistai ir ne tik, nurijo vakarai. Okupuotos Sakartvelo teritorijos 2008 metais ir anksčiau nurijo. Nužudytas Nemcovas su Kremliaus vaizdu visose žiniasklaidos nuotraukose. Šiek tiek nuvilnijo nerimas, bet tik tiek. Taip, Krymo aneksija 14 metais pažadino NATO, bet iki galo taip ir nenubudom. Aš sakau nenubudom, nes vis tiek mes esam tų vakarų dalis. Kodėl pasakoju tuos žinomus dalykus? Todėl, kad pagrįsčiau, jog prie šito karo, kurį dabar turime Europos kontinente, labai prisidėjo įsitikinimas, jog Rusija niekada nebus ir net negali būti kitokia. Tik paklausykit, jeigu Rusija tikrai niekada nebus kitokia, negali būti kitokia, vadinasi, išvada vakarų sostinėse, reikia tiesiog susitaikyti su tuo. Reikia bet kokiu atveju palaikyti santykius. Nes Rusija paprasčiausiai per didelė.
kad mes ją sugebėtume izoliuoti. Va tokie būdavo pagrindiniai argumentai. Jeigu ji kitokia nebus, vadinasi, turime dirbti su tuo, ką turime ir ką turėsime, galbūt netgi po šito karo. O dar tokie gamtiniai resursai. Beje, svarbiausio nepaminėjau. Dar šita šalis juk turi branduolinį ginklą. Vadinasi, tuo labiau reikia susitaikyti su tuo, kaip yra. Tačiau labiausiai ta nuostata, mūsų šalyse vyraujančia nuostata, kad Rusija niekada negali būti kitokia, šita nuostata labiausiai naudinga yra Putinui. Tokiems kaip Putinas, gal net ir tiems, kurie ateitų tokie kaip Putinas po Putino. Kodėl? Kodėl jiems naudinga? Todėl, kad jiems svarbu, jog jo bijotų. Jis tiesiog, jo politikos pagrindinė dalis yra įvaryti baimę visiems aplinkui. Juk panašiai kaip kur nors stovi agresyvus huliganas prekybos centre ar gatvėje, mojuoja ginklais, žudo visus aplinkui, o tie, kurie gali jį sustabdyti, neutralizuoti, sako, nu žinot, jis kitoks jau nebebus. Geriau bandykim gražiuoju, geriau gal pasislėpkim, geriau gal neerzinkim. Tačiau kokia perspektyva su tokiu mąstymu? Taip, mes gyvendami šalia Rusijos, jos kitokios, neagresyvios, beveik nematėme. Todėl tikrai labai sunku matyti ją kitokią, aš sutinku. Na, išskyrus turbūt trumpą Jelcino laikotarpį, kuris taip pat baigėsi, dėja, bet didžiulę nesėkmę. Tačiau mes, lietuviai, neturim užmiršti, jog po sausio 13-osios į Maskvos ir Peterburgo gatves palaikyti mūsų išėjo arti milijono žmonių, tų pačių rusų, kurių turbūt daugelis dar tebegyvena Rusijoje. Sutikit, tuo metu tai buvo be galo svarbus faktorius mums, mūsų pergaliai. Dabar dėja yra kitaip. Ukrainiečiai irgi sako, kad Rusija niekada nebus kitokia. Jų emocija po to, ką patyrė ir tebe patiria, yra visiškai suprantama ir aš manau, vienintelė jiems teisinga. Tačiau ukrainiečiai, aš matau, kad šiandien dar bent jau jų politinis elitas dar to nesupranta, bet ukrainiečiai šiandien yra bene svarbiausias faktorius, kuris gali pakeisti Rusiją. Esminė prielaida tam jų pergalė. Nė vienos Ukrainos žemės pėdos negalima palikti Rusijai. Iš manęs dabar juoksis kokios nors Janutienės ar Kasperavičiai, bet tai vienintelis šansas padėti Rusijai. Apie tai beje neseniai pasakė Ilja Jašinas, Rusijos vienas iš opozicijos žmonių, lyderių, neseniai paleistas iš Putino kalėjimo. Apie tai beje kalbamės ir su dauguma Rusijos opozicijų žmonių. Jiem labai sunku surasti bendrą kalbą su Ukraina. Dėja, čia yra viena iš tokių blogų naujienų. Ir dabar dar apie vieną, apie labai svarbų pragmatinį argumentą, kurį labai svarbu paminėti. Tai, kad iki šiol Ukraina negavo visos reikiamos karinės pagalbos, irgi yra to paties reikalo apie strategiją Rusijos atžvilgių dalis. Kodėl? Todėl, kad svarbiausiose sostinėse, kurios turi tą galimybę Rusiją sustabdyti, yra bijoma Rusijos griūties. Ukrainos pergalė gali būti lemiama Putino režimui. Tik taip gali prasidėti kokios nors permainos. Ar jos būtų į gerą ten Rusijoje, niekas nežino. Ir aš nežinau. Daugelis čia bijo, kad gali būti net į blogą. Aš neįsivaizduoju, kas gali būti blogiau už Putiną. Tai jeigu negrius šitas režimas, tai 100% nieko nebus. Todėl tie, kurie sako, kad Rusija niekada nebus kitokia, labai padeda Putinui išlaikyti savo kaip nenugalimo chuligano įvaizdį, palaikyti baimę vakarų sostinėse ir nepadeda Ukrainai laimėti. Todėl mes bent jau nepadėkim. Bandykim inicijuoti mūsų visų demokratijų strategiją dėl Rusijos ateities. Joje turi būti svarbiausia nuostata – siekti kitokios Rusijos. Bent jau pradžioje neagresyvios. Pasikartosiu, ko tam reikia? Ukrainos pergalės, po to žinoma karinių nusikaltimų įvertinimo būtina sąlyga, Rusijos deputinizacijos, tai ilgas kelias, jis gali būti daug ilgesnis negu Vokietijoje buvo po Hitlerio. Aš tik primenu, kad 1945 metais apie 80–90% vokiečių dar tebetikėjo Hitleriu. Tam reikėjo turbūt kelių kartų, kad Vokietija išgytų nuo šito totalitarinio košmaro. Taigi, apie Rusijos opoziciją pabaigai. Sudėtinga situacija.
Daugelis jautriai reaguoja į Julijos Navalnos ar kitų pasisakymus ir man daug kas nepatinka, bet kitos opozicijos šiandien nėra. Mes tiesiog turim bendradarbiauti, dirbti, padėti jiem, atrasti bendrus taškus. Aš manau, kad mums lengva būtų atrasti bendrus sąlyčio taškus, jeigu mes neturėtumėm tos nuostatos, kad Rusija negali būti kitokia. Taigi palieku apmąstymams, vasaros apmąstymams šitą labai svarbų esminį klausimą ir kaip gydytoja galiu pasakyti, kad gydymas, esminis gydymas Europos viso kontinento glūdi kaip tik tai, kaip mes sugebėsim susidėlioti savo ateitį Rusijos atžvilgiu. Čia yra esminė gydymo sudėtinė, netgi nesudėtinė, o esminė, pagrindinė dalis. Palieku viską apmąstymui, iki susitikimų mano Facebooko puslapiuose. Aš nebebūsiu čia, nebebus posėdžių, bet tikrai nuo aktualijų ir nuo svarbių dalykų, kurių beje gali būti per vasarą, tikrai neatitrūkstu, kaip manau ir daugelis jūsų taip pat neatitrūks. Iki, bet geros vasaros.